Pavasarį moteriams norisi pražysti kartu su gamta, tačiau su šviesa ir ryškiamis spalvomis dažnai pajuntame ir diskomforto jausmą akyse. Jaučiame niežėjimą, perštėjimą, akis atrodo pavargusios, tarsi į jas būtų pripilta smėlio. Į tai dažniausiai numojame ranka, manydami, jog akys pavargusios ar tiesiog panaudojame prastos kokybės kosmetiką. Tačiau tušas gali būti nieko dėtas. Medikai sako, jog į šias problemas nereikėtų numoti ranką, o pasitikrinti, rasti tikrasias priežastis ir ieškoti sprendimo būdų. Kokie jie? Siūlome pažiūrėti siužete. Ne vienas poetas lyrikas yra aprašęs, apdainavęs akių spindesį, jų grožį ir paslaptis. Graikų filosofas Demokritas yra pasakęs, moterys, kurios juokiasi akimis, nepalyginti gražesnės už elegantiškas verksnes. Ašaros tiek terodo dorybės, kiek lašėjimas nuo stogo. Tačiau kartais ašaros yra būtinos. Jos skirtos ne vien emocijoms išreikšti, bet ir akims apsaugoti nuo dulkių ar svetimkūnių. Sveikos akys nuolat padengtos ašarų plėvele, o kai toji plėvelė pažeidžiama arba ašarų gaminama per mažai, vystosi sausų akių sindromas. Dėl sausos akies pas akių gydytojus ateina beveik kas trečias pacientas, kuris kreipiasi, tai pažymi sausos akies sindromus, kad jiem akys peršti, džiūsta. Ir tai susiję dažnai būna su žmonių gyvenimo būdu, kad jie dirba uždarose patalpose, biuruose, kur kondicionuojamas oras tiek žiemą, tiek vasarą. Oras sausas ir akys džiūsta. Kita problema gali būti, kad tiesiog organizmas negali pagaminti pakankamai ašarų ir tada tiesiog dėl to džiūsta. Čia dažniausiai būna moteriškiam, kurios yra vyresnio amžiaus. Sausų akių sindromą neretai sukelia darbas kompiuterių kondicionieriai. Dėl šios problemos skundžiasi maitinančios, nėščios, menstruaciniai ar pomenopauziniai laikotarpiai išgyvenančios moterys. Taip pat sergantieji astma, alergijomis, nes antihistamininiai vaistai sukelia sausų akių sindromą. O dabar kaip tik ir prasideda sezonas, kai alergiškiams žmonėms prireikia vaistų. Kai vandens daug išgaruoja, o druskos lieka toje ašaroje, kiek jos ten lieka, druskų koncentracija padidėja ir ašara tampa hiperosmotinė. O gamtoje turėtų būti pusiausvyra. Druskų kiekis turėtų būti vienodas tiek ląstelėse, akies paviršiuje, tiek ašarose. Jeigu ašarose druskų per daug, tada jos traukia iš akies paviršiaus vandenį ir džiūsta ir žūsta vėliau akies paviršiaus ląstelės. Šiaip ašara susideda iš 3 dalių. Tai vandeninės dalies, riebalinės dalies ir baltyminės arba mucino dalies. Taip, kad pats sindromas gali pasireikšti ne tik dėl to, kad sumažėja pačios ašarų sekrecija, bet ir dėl to, kad pačios ašaros tampa nepilnavertės, ne visavertės. Tai gali atsitikti dėl riebalinio sluoksnio pažeidimo, kada padidėja išgaravimas, dėl baltyminio, būtent mucino sluoksnio pakitimų, tuomet ašara jau nepakankamai prikimba prie akies paviršiaus ir sutrinka pačių druskų koncentracija ašarose. Jei norime kovoti su sausa akimi, turime turėti sveiką akies paviršių. Tai viena iš būtinų sąlygų sveikos ašaros gamybai. Dirbtinis akių drėkinimas tik tam kartui pašalina simptomus, bet ne priežastis. Pats sausos akies vystymas yra pakankamai sudėtingas mechanizmas ir vien pašalinti simptomus ne visada užtenka. Dirbtinės ašaros dažniausiai sudrėkina ir išlygina tą akies paviršių, tačiau nepašalina, kaip minėjau, uždegimo, kuris dažniausiai pasitaiko sausų akių sindromo metu. Kovojant su sausų akių sindromu gali pagelbėti preparatas Optive. Jis vienintelis šalina sausų akių sindromo priežastį. Tai yra, veikia sausos akies išsivystymo mechanizmą. Dirbtinės ašaros lubrikantai dažniausiai tik drėkina ir sutepa akies paviršių. Tai tik simptominis laikinas poveikis, o juk reikalinga osmoprotekcija. Osmoprotekcija tai naujų technologijų dėka įmanomas sausų akių gydymas, kuris apsaugo ragenos epitelio ląsteles nuo hipertoninės ašarų plėvelės sukeliamos žūties. Dėka neutraliųjų dalelių, kurios sugeba neutralizuoti tą hiperosmozę, sugeba išsaugoti tinkamą druskų ir vandens kiekį tiek pačiose ašarose, tiek akies paviršiaus epitelio ląstelėse. Jos tokiu būdu užtikrina tą sveiką fiziologinę būklę,
kad tos ląstelės būtų sveikos, gyvybingos ir nežūtų. Jos atstato tą druskų vandens pusiausvyrą tiek ašarose, tiek akies paviršiuje. Optivia vienintelis preparatas, kuris garantuoja osmoprotekciją. Pirkdami preparatus pasekmei trumpam pašalinti, ne tik nepadedate savo, bet ir švaistote laiką bei pinigus. Optivia tai yra naujas preparatas Lietuvos rinkoje, kuris pasižymi būtent dviejopų poveikių. Tai jo sudėtyje yra 4 dalis. Tai karboksilmetilceliuliozė ir glicerolis, kurie atlieka būtent drėkinimo, akies paviršiaus sutepimo funkcijas, bet taip pat jo sudėtyje yra ir 2 dalelės, kurios užtikrina ląstelės apsaugą, būtent tie osmoprotektoriai. Tai L-karnitinas ir eritrolis. Būtent šių medžiagų sąveika pilnai apsaugo akį ir užtikrina ląstelių apsaugą nuo žalingo tos nevisavertės ašaros poveikio. Optivia galima lašinti ant visų tipų kontaktinių lęšių. Preparatą atidarius jį galima vartoti 6 mėnesius. Preparatas yra natūralios sudėties, jis nesukelia diskomforto. Su Optivia jums nereikės galvoti, kaip pakeisti aplinką, kur yra jūsų būtinos kasdienybės dalimi. Net ir esant žalingai aplinkai, mūsų akies epitelio ląstelės lieka sveikos. Būtent Optivia dėka. Preparatą rasite Lietuvos vaistinėse.